Pasaulis kasmet spalio mėnesio 4-ąją pažymi Pasaulinę gyvūnų dieną. Pasaulinės gyvūnų dienos misija – pagerbti visas gyvybės formas bei žmonijos ir gyvūnijos tamprų ryšį, padėkoti gyvūnams už jų didžiulę svarbą žmonių gyvenime, suteikiant gyvenimui daugiau džiaugsmo ir prasmės. Ta proga Kauno miesto gyvūnų globos ir priežiūros tarnyba primena apie tai, ką galime padaryti dėl savo mažųjų augintinių. Taryba pataria sterilizuoti katinus. Sterilizavus pašalinamas nepriimtinas katino elgesys, teritorijos ir daiktų ženklinimas, kniaukimas, agresyvus savo valdų gynimas, peštynės su kitais katinais ir svarbiausia – apsisaugoma nuo nepageidaujamų palikuonių. Nustatoma kačių šėrimo vieta, yra katytės sugaudomos, jos sterilizuojamos, paskiepijamos, nukerpamos kairios ausytės ir paleidžiamos atgal į tą pačią vietą, nes katės tuo pačiu atlieka ir tą sanitarinę funkciją, tai yra saugomos nuo graužikų. O gyvendamos jos sterilizuotosios neįsileidžia kitų kačių, jų po truputį aišku mažėja, ir jeigu jos paskiepytosios, paprasčiausiai sveikos. Šiuo metu pagrindinis tarnybos tikslas yra priminti šunų šeimininkams, kad ekskrementų rinkimas yra atsakingo gyvūnų auginimo dalis. Gyvūnų globos ir priežiūros tarnybos iniciatyva mokyklose nuo mažų dienų jaunimui pristatomos atsakingo elgesio su gyvūnais taisyklės. Mes nekartą kreipėmės ir į ugdymo įstaigas, kad jau nuo ikimokyklinuko kalbėtų apie tai ir apie taisyklės ir apie kiekvieno gyvūnėlio teisę gyventi ir tuo pačiu apie laikytojo, tai yra gyvūno savininko pareigas, kad jisai šuo negalėtų teršti aplinkos, kad šeimininkas eidamas paskui susirinktų ekskrementus, kad šuniukas per ilgai vienas nebūtų, netriukšmautų. Tai yra visi šitie dalykai, kurių paprastai įsigydami gyvūną ne visi apmąsto. Pasaulinę gyvūnų dieną mini visų nacijų, religijų ir politinių pažiūrų bei ideologijų žmonės, kuriems rūpi gyvūnai. Lietuvoje Pasaulinė gyvūnų diena pradėta minėti nuo 2000 metų. Pūko žinioms Arminas Boguševičius ir Rytis Meškauskas.